su jumis tiem, kas tiki. Kviečiu pažiūrėti išsamią dėlionę. Norėčiau apžvelgti daugelį gyvenimo sričių. Taigi, pradėsime nuo laimė. Jūsų laimė. Kas yra jūsų laimė? Jūsų laimė. Kažkoks vyras krenta. Jūsų laimė. Jūsų namuose kas? Kažkoks taip pat žmogus. Vaikai. Artimi ryšiai. Artimi ryšiai. Giminė, šansas giminės susilaukti galbūt. Kas yra blogas draugas? Blogas draugas. Oi, kas užrakino jūs? Kenčiantis žmogus, dėl kurių kenčiate. Krenta po 2 kortas, kad yra čia pasiimti, nežinau. Kančioje dėl to jūsų artimasis geras draugas, ištikimas. Turite ištikimą žmogų savo. Ištikimas žmogus. Teisingai pasirinkti turite ištikimą žmogų. Ar yra atsivertusių ištikimas. Vienišas žmogus, jaunas kažkoks. Kažkoks jaunas yra jūsų ištikimas draugas. Tikrai yra ne vyresnio amžiaus negu jūs. Kas norėtų atvykti iš toli? Ar yra kas? Kas norėtų atvykti iš toli? Galbūt kažkaip esat susipykę. Kažkoks tai yra kivirčas gal koks. Arba jums tai bus staigmena. Gali būti kad pasirinkime žmogus ar vykti pas jūs ar ne. Tas pats žmogus, kuris yra jūsų draugas, jaunas tas pats. Gerai. Apsivertusios. Jūsų santuoka galbūt su kuo susijusi. Laimingą santuoką turit. Santuoka kažkoks prisirišimas yra praeityje. Iš praeities turite kažkokį išvykimą, kur išvyko žmogus, stipriai prisirišę esat. Jūsų giminė ir bus dar pratęsimas laikų.
giminės kažkokius, ar turės giminaičiai palikuonių. Ne, neturės, pabaiga krenta, viskas jau yra uždaryta tema. Pažintys, apie ką? Greitos pažintys duos vaisių, arba kažkokia pažintis bus netikėta, kur būsit užklupti netikėtai. Kas jūs apvils? Apvils kas nors ar ne? Turėsit nusivylimų. Ar turėsit nusivylimų? Galbūt vieną kartą. Bet tai pačio bus nusivilta, ne kažkas kitas. Kažkas gali tai pastebėti. Arba tarp kažkokio būrio bus nusivilta kažkokiais žmonėmis, būryje žmonių, kur yra susitikimai, kur yra kažkokios tai pažintys, galbūt darbo vietoj, galbūt, kad negalėsit padaryti tai, kas buvo liepta ir panašiai. Nemalonumai. Ar bus nemalonumų? Jeigu jūs turėsit nusivylimų, tai bus nemalonu. Ar bus nemalonu? Taip, bus. Nemalonumas kyla iš praeities galbūt. Jūsų širdyje. Ar turite žmogų širdyje, ar kažką mylite, ar jūs kažkas myli. Čia pasidariau biškį. Ne taip, kaip turėjau. Nepagalvojau, kad degs, trukdys. Žodžiu, ar jūsų širdyje yra žmogus, ar jūs kažkas myli. Ai. Ar jūs kažkas myli? Taip, jūs kažkas myli ir ginasi tą meilę, jūs čia ne kartu turbūt. Nors norėjot kažkada galbūt būti. Taip, naujienų ar bus? Ar bus naujienų? Naujiena apie kažkokį išvykusių žmogų, kuris negrįžta. Pasikeitusios aplinkybės. Ir jūsų sveikata. Tai taip pat gali reikšti, kad tas žmogus nebegrįš, viskas. Nes, karstas, pabaiga jau viskas. Jūsų sveikata, kaip Dievas duos. Jums kažkas atrodo šaukia, sako, kad eik, daryk kažką, gydykis. Kodėl jūs čia stovit vietoj, nieko nedarot. Kur pasiseks jums, atsidengs paslaptys. Kažkokioje kovoje, kurią norėsit laimėti. Kažką įskaudinsit galbūt. Taip pat didelis džiaugsmas, kur pas jūsų, kur didelis džiaugsmas savo apsigynime, gynyboje kažkokioje. Nelaimė ateityje netolimoje, ligos. Kokia nelaimė gali būti, kažkokios kovos, pabėgimas,
Baimės, ko bijojote labiausiai, tas ir įvyks. Nebijokite. Nebijokite savimi. Darbo metu gali įvykti taip kažkas negero. Nelaimingas atsitikimas darbe ir panašiai. Kokie ateities. Kokie ateities. Turėsit kažkokių tai neatsargumų ateityje dėl savo sveikatos. Pasirinkti turite jūs, kaip elgtis. Jums niekas kitas nepadės. Gudrybės, kur bus gudraujama. Darbo srity, kur dirbate, galbūt kažkas nusukinės pinigus, ar tai duos daugiau darbo, sakys, va, aš tave myliu, galbūt padarysi kažką už mane. Kur buvo pabaiga kažkokia sugriuvę, galbūt grįš žmonės. Džiaugsmas šeimoje. Turtą galbūt įsigysit. Naujiena, sėkmingas loterijos bilietas. Jaunam žmogui nepasiseks, šitoje vietoje gali prasilošti kažkur, jeigu jaunas žmogus. Didelės naštos, daug smulkių, galbūt kreditą kažkokį ėmė ar panašiai. Taip, kokios kaukės nukris draugų. Kelionėje gali nukristi kaukės. Blogos žinios. Kas trūks? Trūks kažko, ar trūks? Kantrybės trūksta. Trūks kantrybės. Norėsit viską išdėti taip, kaip yra, nepaisant visų emocijų ir viskas. Kas pasibaigs čia, arba blogai kažkas galvos. Kažkokios, jeigu norėsit pradėti kažkokias naujas pradžias, ypač jauniems žmonėms, baigsis blogai, jūs turėsit pagalvoti, kad bus kažkaip ne taip pasirinkta. Gyvi, sėkminga, visų bėdų galą. Laiminga ateitis, nuo ko priklausys. Nuo jūsų sėkmės. Dabar ar bus vagysčių, kažkokių apgavysčių, paslaptis. Jūs kažkas norės galbūt apšmeižti, kažką pasakyti, bet jūs to nežinosit. Skubus kažkokie laiškai, blogos intencijos į jūsų pusę, teismai, kažkokie nuostoliai arba kažkokie įtraukimai į blogas sankcijas,
ryšiai, paskolos, kaip skambina iš bitės, pakeiskit planą, mokesčiai kažkokie, kur rišasi dalykai, kur neina atsirišti niekaip. Jeigu kažką ten siūlo, prisirišit tiesiog, ar pasit pririšti prie kažko, iš to gausit laišką. Namuose, kur slypi pavojai, ten, kur laikomi pinigai, emocionaliai kažkam teikiama finansinė gerovė, kur emocijos. Taip. Ar bus tolima kelionė kažkur? Nebus, jūs nusivilsit kelionę, arba jos nebus. Dėl ko čia negalėsit išvykti? Jūs žinote, dėl ko negalėsit, nes vienam yra sunku rasti kažką, tai arba norėsit vykti pas kažką, bet žinosit, kad nieko gero neišeis. Dabar taip. Kur jūs esat prisirišusi prie kažkokio tai mokytojo, kur jums duoda daug žinių, kur laikotės kažkokių ribų. Prisirišusi prie mokymosi ar kažkokių institucijų. Taip. Toliau. Kur tikra gerai, tikra laimė, didelė laimė. Griūtis, sugrius kažkokia laimė. Nebus laimės. Kodėl čia nebus? Turėsit su kažką dalintis, neužteks jums finansinės, arba iš kažko prašysit. Svajosit apie kažkokią tai išmaldą, išmoką, kažkas tokio. Ilga kelionė, kur negreit keis. Pelningas kažkoks įvykis arba ilga kelionė, kur jūsų pelnas nueis, įdirbis kažkokiai partnerystei, draugystei, kur kažkokį šansą norės suteikti jums aštrus vyras arba žmogus. Norėsit nusisukti, bet jums neleis, jūs tiesiog paliks vienus, sakys daryk ir viskas, kažkaip taip. Taip. Kažkaip neturėsit kaip išsisukti. Jūs, apie ką jūs? Jūs praeityje. Žmogus, kuris šalia. Sunkiai dirba, sunkiai kažkaip kažką veikia. Kažkoks sunkumas jums yra dėl kažkokio žmogaus šalia kuris. Ištekėjusis moters. Ištekėjusi moteris, jinai bendrauja su kažkuo, kur nėra tikro bendravimo, jinai tiesiog apgaudinėja save, kad čia yra jos
kažkokie tai pasibendravimai, kažkokie tai arba blogą linkinti moteris su kažkuo bendrauja ir kelia kivirčius. Bendravimas su bloga moterim. Ir paskutinis, kas čia yra. Ar įsimylėsit? Ar bus kažkokie tai euforijos pliūpsniai, ar čia išsiskyrimai. Tai įsimylėsit, ar išsiskirsit. Griežtumas, vakarėliai, nusivylimas. Gali būti, kad po kažkokių tai vyras bus labai griežtai nusiteikęs prieš kažkokias šventes, prieš vakarėlius, kur yra kitų žmonių ir sakys, tai arba. Kitaip tai ne. O apibendrinant, kam skirta šita žinutė? Moteriai. Moteriai skirta žinutė moteriai. Gražiai, turtingai, pasiturinčiai, turinčiai galbūt vyrą kažkokį. Jau yra žmogus metuose. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote. Su Jumis tiem, kas tiki. Iki kitų susitikimų.